Faded color. Oi, kaip čia prisibesdėjom. Pribesdėta kaip. Gerai, žodžiu, pažu, krebok. Sveiki. Ką čia reikia daryti? Day 3 commences. Oi, palauk, o kur mūsų raktai? Abu palikom. Ir dabar grįžk į vidų, pažiūrėk, kaip pribesdėta. Nu šilta gera. Taip. Tvanka. What the fuck? Jokau. Tvanka. Žiūrėk, įnyvas spaudimus daro tik tai. Labai norėjau padaryti tavo bairį. Ir kaip? Bairį. Aš nežinau, kaip jis vakar gavosi. Ar gali įdėti raktus? Taip. Labą dieną, šiandien aš jums parodysiu, kas vyksta. Na ką? Žinai ką, be raktų neišeis. Eik tu, na. Bet tikrai? Nu kaip taip gali būti? Nu taigi nėra jokio mygtuko. Bandyk, jeigu nori. Žinai ką? Aš jau vakar pažiūrėjau ir aš toks eina tikrai, nes čia pasukė rankeną ir atsirakina. Nu tai pabandyk, sakiau, pabandyk, šaunuolis, einam čia į viršų. Einam, bitch. Pilni energijos. Vakar video baigėsi ties 5 valandą. Jo, važiavau vakarykštę medžiagą, oi tai gerai jums čia buvo, gepas. Kažkas ką tik pamestė. Wow, o tu esi pamezano turi? Tai buvo mano šito kosmetinė. Okay. Bėgam. Įspūdingai, aš sakyčiau. Įspūdingai. Pala, tai vakar baigėsi Tai vakar buvom su drauge susitikę. Ką dar darėm? Draugė Lisabonai. Lisabonietė. Tai jau tikrai visiškai. O tai neinam per Ai, mes į katedrą? Taip, labai gražia vietoj buvom, jūs nieko nematėt. Jo. Slapta. Galėtume įdėti, pavyzdžiui, nuotraukytę iš ten, kur buvom. O ką nors Google Maps. Ir nieko valgiam vakar. Labai skanų Asian foodą. Vakar pirmą kartą paragavau mango sticky rice, ne, kaip jis vadinasi? Jo. Ir aš pirmą. Bet tu net nežinojai apie tokį dalyką. Ne, aš buvau girdėjęs, bet aš negalvojau, kad čia toks OP dalykas, bet wow, koks ir baltas. Jo, tavasne, mango skonis buvo incredible. Šiandien kokie planai? Šiandien gal aplankysim botanikos sodą, kur mum Ieva parekomendino. Ai, alėja ta. Jo, Eliziejaus laukus Portugalijos. Jo. Labą dieną, va, priėm tokį vaizdą, viską. Ką pasakysiu? Nu, bet nežinau, ką nori, jeigu nori. Kažkoks nervuotas. Aš irgi biškai, sorry. Gerai. Nu, jau nieko nesigirdės čia, bet čia užkilom taip labai aukštai. Ėjom. Su tuo keliu ir užlipom čia. Kažkur. Reikalai? Nežinau. Atėjom mes į, nežinau net kaip pavadinti šitą botanikos, nu čia ne muziejus, bet čia botanikos gardenas. Čia auga ten apie 300 rūšių visokių augalų dalykų. Čia yra fascia japonica. Ir neįleidžia garso, sako. Milo, tai kur mes čia esame, nes aš nesugebėjau pasakyti, kas čia yra. Namo, čia botanikos akvariumas. Nežinau, oranžerija. Sodas botanikos, galima tai. Botanikos sodas, jo. Botanikos sodas, jo. Bet čia, žinai, kas daro didžiausią įspūdį. Nagi. Tiesiog tas masyvas ir pati konstrukcija. Taip, kad čia taip pritemdyta, ta žalia spalva tokia tamsi ir ta saulytė tik biškį patenka, tai viskas taip dėl to. Čia yra lietuviškų antyčių, sako. Tau reiktų išsitraukti mikrofoną. Šiaip, kad mažesnė tikimybė pamest būtų, reiktų iš vidaus įdėti, nes kad kristų į vidų. Jo, nu ir kad mažiau matytis. Jo, čia yra lietuviškų antyčių. Ir japoniškų žuvyčių, raudonų. Linkėjimai svajūnai. Oi, kaip čia dabar reikėtų filtro, bet...
Tau nedreba kojytės? Žiūrėti aukštyn. Aš vis dar filmavau. Nu, kažkaip. Lietuvišką mišku kvepia. Nekvepėdavo čia lietuvišką mišku kažkaip. Jeigu tam lietuviškam miške su tavim O būtų. čia kažkas. O gal papartis koks nors? O kaip manai, galima paliesti? Jo. Geriau neliesti. Ne. Būtų gal parašyta, kad Žinai, ne. ką atrodo kaip dirbtinis. Visiškai. Ir kaip keista, kad kai nauji auga, jie auga tokie žemyn užsilenkia. Po to matyti taip. O šitas nulūčias, ar ne? Ne, vaikti. Čia visi. Čia kaktusų era. Bet čia čia jau jau matai kitaip. šilčiau. Čia, jo, čia jau visus stok, čia jau reikia man pasimažint. Ir dabar viskas fokuse gal bus. O, wow, čia tai aš beveik galėjau kliudyti šitą. Vai, durėsi? Paspėjau. O šitas tai čia, jeigu įsidarė, tai jau net lies maldauja. Nu? Nu, aš pagalvočiau, tai nieko. Bet matai, ant šitą tai auga tie, kur valgia metalį. Skanu, bet nesukamta kauliukai. Kauliukai tikrai nesukamta. Gal jie nuodingi? Nu, aš tai nenorėčiau čia nei vieną įsimūryti. Ne. Man tie nusausėliai tai keistai atrodo. Iš savo Pažiūrėk, jau inicialų. liečia stovi. Pramuš? Mega. Čia kokia gražu. Nu, mes čia puikiai užtaikėm be žmonių beveik. Nu. O čia net nepopuliaru? Iš pečių tu agresyvesnis, negu iš kojų. Tai iš toks gezas, kur kūdus kojos turėtų turbūt aptamtas kelnes. O, ne, labai blogai aptamtas. Tada kepurė tokia uždedami. Jei kas būtų faina, kad tie stiklai būtų visiškai skaidrus ir matytus vandenynas. O čia va šalia. Čia matyt, investicijų pareikalavo tiek, kiek valdovų rūmai. Kaip mes statom tą stadioną Vilniui? Nu, nežinau, nesąmonė, aš nežinau, ką nusipirkti. Geriau metro. Nu, būtų labai sunku, bet būtų tikrai gerai, man atrodo. Galėjo prieš tas 9 mėnesius statyti, kai aš buvau švaras. Koks planas pa šitą kur varom? Nežinau. Aš nenumačiau. Martynas kamufliažinės prie šitos aplinkos. Čia toks žaidimas Find Martyno. Ne, man su to apšvietimu sunku. Aš bijau. Nebijau? Jis mane mato. Tai taip. Bak. Aš labiau bijau negu ir dar jie tokie greiti, tai čia iš vis. Bet jie tokie biški chameleoniški, matai, jie keičia spalvą. Tik tai labai trumpai norėjau nufilmuoti. Oi, kas čia? Norėjau nufilmuoti, kas čia vyksta. O čia jie slidinėja, žiūrėkit. Ant maikio, ant viską. Bet tokios kalėdos. Nu, turi ką pasakyti šitą. Aš nesuprantu, kaip tai vyksta ir kaip tas ledas neištirpsta. Jo, kaip ledas neištirpsta. Buvom parduotuviai, nusipirkom skalbimo reikalą, nusipirkom paragavom natų. Tai yra, šiandien ragavom natų ir iš kepyklėlės, ir iš Lidlo ragavau. Tai šiaip labai panašus. Tik tai gal sakyčiau, kad kepyklėlės pati tešla biški kitokia yra. Bet iš esmės tai vienodai skanu. Tas indelis. Taip? Jo, tas vafliuk. Realiai gaunasi už tą vieną kepyklėlės natą, gaunasi 2 Lidlo natai. Beveik net 3. Nu, tai aš tada būčiau Lidlo komandai. Tada dar neragavo, dar negali nieko pasakyti. O dabar varysim namo pasidėti biškį daiktų nusikraut ir išeisim dar pasivaikščiot. Tu taip užsiganda žiūri. Aš nežinau, koks planas, klausau. What? Tai toks, koks sutarėm. Nu, ir tiesiog dabar laukiam tramvajaus, kuris daveža realiai prie pat namų. Ir ten nereiks lipti į kalną, viską užvažiuosim. O gal net neužveš? Užveš? Ten viršugi stoja jisai. Jo, bet į priekį važiuoja. Pažiūrėsiu. Įdomu kaip čia, nes taip pagalvojau, kad jisgi čia tiesiai važiuos į Martymonizą ir užsuks. Čia labai kažkas važiuoja.
Policija tai tokia įdomi, su Fiat Punto važiuoja. Tai labai gerai, kad pažiūrėjom. Gerai, aš sakiau, reikia perėti pusę. Tai perėjom į kitą pusę. Nes būtų nuvažiavę ten, kur būtų vis tiek reikėjo lipti laiptais. Šiaip gal ir geresnis šitas sprendimas, manau, vien garso prasme bus, kad su šitais mikrofonais, bet užnisa juos junginėt. Gal ten 05 įjungti. Marčius labai daug gero vaizdo mato, maždaug tik tai grindis. Mano aukštie visai va, kaip jūs matot. Biški, matai kažką, bet nepatogiai. Matai. Nu va, taip ir matau. Ko tokia susirūpinus neliūdų? Mes šiandien buvom tokiam keistesniam krašte. O čia Nepatiko? sugrįžti ir čia taip gerai viršų. Patiko, vis įdomu buvo. Virš mūsų namų netoli, va čia va toks. Jo, ir kruizas. Čia Mildos draugas. Marčius mane pirmą vakarą tiesiog išgąsdino. Jis sako, žiūrėk, žmogus. Žmogus. Ko tu išsigandai? Nes jisai krypi. Bet jis atsisukęs į mus, o ne į šitą. Švakiai pakuoti laiko ranką. Ai, čia švakiai jis turi. Blet, nusipirkom bilietus į kruizą, nes bėgam. Eina savo. Negaliu patikėti, kad nespėjom. Baisu. Manau, kad tie žmonės iš tikrųjų pagalvojo, nes jie tokie. Pavėlavo, kruizas išplaukė. Ne, palaukite.